Sveiki visi, taigi su jumis Gediminas. Šiandien parodysiu klono tutorialą, kaip klonuoti save. Taigi, ką jums reikia, tai Sony Vega, filmuotos medžiagos ir štai tokios nuotraukos. Tai jeigu turite ten video, tai nusidarykite tą vietą, pamėkite save, užvardinat. Ok. Dabar atsikirpat tą vietą, kur jūs sėdite ar kažką darot. Pavyzdžiui, štai čia. Štai čia. Pamėgat tas raidę, kad nusikirptų. Tada sėdit, kur atsistojat. Nu, jau manot, kad bus pabaiga. Štai čia. Tada surandat, kur kitur sėdit. Štai taip. Pasižymim. Insert video track. Įsimetam į viršų ir iškarpam štai čia. Dabar pasiimam tą foto. Ir paimam štai čia. Čia iš kitos video patraukiam. Nors štai čia. Nors negalim čia. Nosį. Manome čia. Ir padarom panašiai, kad būtų štai toks. Dabar mums reikia susirašti štai šitą, kažkurį video. Imsiu šitą. Pamėgti Event Pan Crop. Pasirinkti Mask. Ir padaryti šitą tap. Ček. Ir turim gauti tą efektą. Štai, matot ir turim, bet matot, čia turim tokią visai negražią liniją. Taigi mums reikia padaryti Feather Type Boat, atrodo. Ir padėti. Penkiolika. Užmažinam. Ir turim savo kloną. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, vertinkit, subscribinkit ir sakau jums iki.